Tatuiruotės kūno puošmena, tačiau neretais atvejais šis menas tampa ir našta. Vis daugiau moterų ir vyrų, kadaise pasipuošę piešiniais ant odos, šiandien turi juos panaikinti. Todėl papasakoti apie tatuiruočių šalinimą paprašėme specialistų dirbančių su naujausia tam skirta įranga. Tačiau pirmiausiai gydytoja dermatologė supažindino su tatuiruočių kilme. Tatuiruotė vadinamas dažų ar kažkokių kitų spalvotų medžiagų įterpimas į odą. Ir tatuiruotės gali būti ir kosmetinės, profesionalų atliekamos, kuomet dažų įvedimui naudojama elektrinė adata, gali būti ir mėgėjiškos, kai naudojamas bet koks aštrus daiktas dažų įvesti, bet tai ne viskas, gali dar būti tatuiruotės trauminės, buitinės, kuomet dažas į odą patenka sužeidus odą. Kad ir kokios kilmės tatuiruotė bebūtų, pabrėžiame, vienintelis efektyvus būdas ją pašalinti yra lazeris. Ir ne bet koks, o labai specifinis. Štai dermatovenerologė Jolanta, turinti ilgametę patirtį savo darbo srityje, sako, jog tik visai neseniai atsiradęs lazeris yra pajėgus efektyviau nei kiti panaikinti bet kokio tipo tatuiruotę. Lazerinės procedūros metu siunčiamas šviesos impulsas suskaido pigmentą į smulkias dalis ir šios pamažu pasišalina. Impulsas yra labai trumpas, be galo trumpas, kurio metu yra tiesiog pliūpsnis energijos, labai galinga jėga išsiskiria. Ir todėl, kadangi susigeria ta šviesa į dažą, tas dažas tiesiog sutrupa dalelė, susmulkėja. Kartu su mumis tatuiruočių naikinimu domėjosi ir Vilnietė Lina, kuriai giliai ant kojos jau seniai nedavė ramybės. Tatuiruotė atsirado pas mane ant kojos, būnant man 16-17 metų, tiksliai neprisimenu, tai yra prieš 13-14 metų. Ir aš tai įvardinčiau tokiu bandos šauksmu, nes visi darėsi, reikėjo ir man darytis, kaipgi atsiliksi nuo minios, nuo draugų, nuo draugių. Būtent Linai teko proga išbandyti naująjį lazerį. Pirmas jo susitikimas su gydytoja įvyko jau praeitą savaitę, kuomet specialistė atliko mėginėlį. Tatuiruotė yra spalvota, yra juoda, žalia ir raudona. Mėginį darėme mes prieš 5 dienas, tai šiandien matosi tose vietose, kur buvo juoda spalva, tikrai dažo ir nebelikė. Kur buvo raudona ir žalia, dar yra šašeliai plani. Procedūra Linai buvo atliekama 2 lazeriais, mat skirtingas tatuiruotės spalvas veikia skirtingo ilgio šviesos impulsai. Pasak gydytojos, kad pigmento odoje visai neliktų, tokių apsilankimų herojai prireiks tikrai ne vieno. Ilgiausiai truks pašalinti raudoną spalvą. Šviesa veikia ir skverbiasi į audinius giliau. Tai reiškia, kad galim tikėtis mažiau procedūrų, kadangi ne taip paviršiai bus. Kitas dalykas, kai ilgesnė banga, tuomet mažiau kliūna paviršiniam odos sluoksniui. Lengviausiai yra šalinamos juodos tatuiruotės, taip pat tamsių mėlynų ar pilkų atspalvių. Sudėtingiau suardyti rudą, geltoną, raudoną spalvas. Pasirodo, netinkamai parinkus gydytoją ar lazerį pasitaiko įvairiausių šalinimo defektų, po ko taip pat reikalingos procedūros. Visada man būdavo gaila, kai ateina žmonės jau su randais, pabandė vienur kitur šalinti tatuiruotę ir tas dažas tik dalinai pašalintas, randas bjaurus. Ir vis tiek paskui ateidavo pas mus ir mes dirbdavom ir toliau tas randas lieka ir realiai pašalinti visai jo nebegali, tik palyginti. Gydytoja Jolanta džiaugiasi, jog per jos darbo praktiką tatuiruotę šalinant specialiu lazeriu nė karto nebuvo sukeltas odos randėjimas, o pigmento pakitimai ir kiti šalutiniai požymiai buvo reti ir nežymus. Jos teigimu visuomenėje sklando daug klaidingų mitų, kurie tikima gali padėti. Jokių cheminių medžiagų injekcijos ar kremai negali panaikinti tatuiruotės. Norint visam laikui atsisveikinti su nepageidaujamu aksesuaru, reikėtų ryžtis lazeriniai procedūrai. Beje, ši priemonė pajėgi panaikinti ir permanentinį makiažą, kurio defektų šiandien matome daugiau nei norėtųsi. Principas yra tas pats, tai yra dažo įvedimas, skiriasi dažo sudėtis, gylis, į kurį įvedam. O pavojus yra tas, kad dažnai naudojama yra ruda spalva, būtent permanentą darant tiek antakių, tiek lūpų kontūrą. Procedūrą lazeriu reikėtų atlikti tuomet, kai nesate įdegusios. Po pigmento šalinimo reikėtų vengti tiesioginių saulės spindulių 2 mėnesius ir odą palepinti kremu. Jokių kitų šalutinių poveikių nebelieka. Klausėme Linos, ar kada nors dar susigundytų daryti ilgalaikį kūno piešinį. Atsakymas aiškus.
Tai štai, jeigu ir jūs ar jūsų mylimai puošia rožės, kaukolės ar kitos nepageidautinos grožybės, nenusiminkite. Šiandien galima veiksmingai jas pašalinti. Svarbiausia, atidžiai pasirinkti specialistą ir prieš procedūrą nuodugniai išsiaiškinti, kokiu principu bus atliekamas darbas bei kokio poveikio galima tikėtis.